pilnai titanas, Vanvardas, švedas. Kuom titanas yra gerai, kad jį labai paprasta prižiūrėti, duoda 10 metų garantiją ir čia jau tikrai resursas neišpasakytas, kaip sakyti, čia nebus ten 200-300 šūvių, 500 šūvių ar 1000 šūvių. Per 10 metų tikrai labai sunku bus sušaudyti. Tai turim Felt modeliuką, aišku, tikrai skirtas turbūt ne 308 ir medžiokliai. Čia yra skylutės, kurios vedina papildomai paviršių ir pasižiūrėsim, kiek jisai gesina. Bet jau titano lengvumas, tai kompaktiškumas, kas nori lengvumo, kompaktiškumą, tai tikrai super daiktas. Išbandysim 4 skirtingus variantus ir žiūrėsim, kaip pasirodys titanas. Tikrai mažai nuima garsą ir jaučiasi per ausis tikrai. Temperatūra 50, 55 netgi, 57, 59, didžiausias skaičius 59 yra labiausiai kaistantis, bet turi labai greitai atvėsti, kadangi yra titanas ir vedinamas. Tai 59. Gerai, tęsiam toliau, biški techninė problemytė buvo maža, pasiliko sriegis, pakeitėm dabar į Vanvardo Hunter modelį. Čia jau Vanvardas, sakykime, toks brangesnis variantas, 790 eurų, bet irgi pilnai titanas, tikrai lengvas, dalinai užsimauna. Gavom žiežirbų. Nebuvo dabar žiežirbų. 110,6. Per vidurį apie 69 laipsnius rodo. Kažkas iš duslintuvų byra. Pirmam šūviui buvo žiežirbos. Galimai spausdinant 3D printeriu, kadangi spausdina, tai kažkokia liekana būna. Toliau sekantį bandom greitai Vanvard Hunter Pro serija, storesnis, ir turėtų geriau gesinti garsą. Tikiuosi, čia žiežirbų nebebus. Turiu pasakyti, šitas labai gerai garsa. Kažkaip ausiai labai malonus garsas yra. Tai netgi iki 69 laipsnių temperatūros įkaista, kaip ir anas. Ir bandom paskutinį Vanvard QD48. Tai yra su viduje esančiu kompensatoriumi, kur greitas nuėmimas skaitomas, nusiemi, lieka tik kompensatorius, nori užsidedi duslintuvą. Šitas modelis nei kiek neužsimauna, eina ant viršaus, todėl labiausiai prailgina šautuvo vamzdį. Pagal lentelę trečioje vietoje. Šiandien iš visų išbandytų duslintuvų dar pasimatuojam temperatūrą. 59, 61, 62, 65, 66, 8, 68,3. O, 69. Bandėm 4 Vanvardo, pilnai titaninius duslintuvus. Tai Vanvard Felt, Hunter, Hunter Pro ir QD48. Tai Vanvard Felt aš asmeniškai turbūt rekomenduočiau dėtis nebent ant 223 kalibro. Čia mano asmeninė nuomonė. Mažiukas, lengvas ir patys, kaip pasakyti, skaičiai patys didžiausi. Vidurkį 122,3 decibelo šaltas ir 122,8
kaip pasakyti, be šalto šūvio. Tai 122 decibelai, tai mažiausiai garso nuima. Bet ant 223 tikrai turėtų dirbti gerai, lengvutis, kompaktiškas ir patogus naudoti. Toliau Hunter ir Hunter Pro serija dirba tikrai gerai, vidurkį 110 ir 111, bet čia vėlgi nustebau truputėlį, Hunter Pro 111 decibelų vidurkis, o Hunter, kuris yra mažesnis ir siauresnis, 110 decibelų. Tai daugiau decibelų nugesina negu storesnis, kaip sakė, didesnis jo brolis. Aišku, kainos čia jau šokteli 790 ir 890 eurų, bet užtat svoris krenta iki 245 ir 295 gramų. Na ir iš Vanvardo, aišku, QD48 sudirbo geriausiai, 108,8 decibelo, bet paaiškinimas paprastas, dėl to, kad QD yra uždedamas ant vamzdžio, realiai neįsileidžia 5 cm į vidų, o visas gaunasi duslintuvas užsisuka ant vamzdžio ir dėl to jūs turit priekį didesnį turį, tai automatiškai daugiau ir gesina. Bet ir tai, kaip sakyt, nepadėjo aplenkti Riodelės gamintojo duslintuvo. Tai, sakykime, lieka toksai lengvumo, kompaktiškumo didelis pliusas.